prižadėjau praėjusią savaitę, supažindinsime su Vakarų Škotijos baltaisiais terjerais. Vakarų Škotijos baltieji terjerai, vestukai, vienareikšmiškai yra unikalūs šunys. Jie yra be galo draugiški, pradėti reikia nuo šito turbūt. Jie yra šeimos šunis. Ir ką reiktų iš tikrųjų paminėti, aš visada tai sakau, tai yra didelis šuo, mažo šuns kailyje. Tai nėra žaisliukas, kaip daugumai gali pasirodyti. Tai yra rimtas šuo, kad ir simpatiškas, kad ir baltas, kad ir velniukštis, bet jisai ir apgins, ir apsaugos, ir urgs, ir reikalaus dėmesio, reikalaus pagarbos. Iš pažiūros atrodo, kad jie balti, meilučiai, tokie valankytės, kurios sėdi namie ir man rankyčių nešioti. Bet ne velnio, yra labai stipraus charakterio. To stipraus tai ne visada yra komplimentas. Nes jie yra ir užsispyrę, ir moka savo išsireikalauti. Negalima su vestu naudoti jokios prievartos, nes įžeidus šuo. Bet visame kame nusileisti vestukui nepatarsime. Jis turėtų būti tiesiog ne tik savo vietoje, bet... Su vestu galima susitarti. Susitarti, jo, reikia kompromisus. Jis linkia su kompromisus iš tikrųjų tas šuo, bet jeigu jūs leisit jam atsisėsti savo ant galvos, jis būtinai tai padarys. Vestai labai protingi šunys. Dėl to yra labai sunkiai dresuojami. Tai yra tiesiog paprasčiausiai vestas žiūrės į dresuotą arba šeimininką ir sakys, taip, aš galiu atsistoti ant užpakalinių letenų, taip, aš galiu nubėgti tenai padaryti tą, bet o kam to reikia? Tai dėl to vestai gan sunkiai dresuojami. Bet jie yra žiauriai protingi, su vestais galima susitarti, vestam galima pasakyti, tą tu gali daryti, tą tu negali daryti ir jisai labai puikiai viską supranta. Grįžtam prie to, kad tai yra didelis šuo, kad jis atrodo mažas, jis tikrai nesikuklins ir tikrai norės įvesti savo tvarką šeimoje, lauke, gatvėje, bet kur. Jisai yra pagrindinis veikėjas, taip jau yra gamtos sukurta. Ir jeigu vestas, tarkim, pradedam nuo to, kuris atsiranda pirmas šeimoje. Jeigu atsiranda pirmas šuniukas šeimoje, o paskui atsiranda vaikas šeimoje, tai galima sakyti, kad vestukas paviduliavo. Ir jeigu šeimininkai sugebės skirti pakankamai dėmesio ir šuniui, ir vaikui, viskas bus tvarkoj. Ir galų gale jie susidraugaus ir bus neišskiriami draugai. Bet jeigu susikoncentruos visas dėmesys tik vaiką ir šuo paliks už kadro, vadinkim, tai jam bus labai be galo skaudu. Jisai niekaip nenuskriaus to vaiko, aišku, nesuvalgys ir nesukandžios, bet jis jau bus nebe tas vestukas, koks turėtų būti, jam trūks dėmesio ir jis bus labai nelaimingas. Tai patartume, jeigu šeimos nori įsigyti šuniuką, tai vaikui turėtų būti apie 10 metų. Tai vestukas nėra tas šuniukas, kuris norim vaikų žaisliuko. Kailio priežiūra turėtų būti profesionali, pradėkim nuo šito. Kailis yra triminguojamas, viršutinis sluoksnis, nugara, reiškia, yra triminguojama, liaudiškai tariant, pešama, išraunamas plaukutis. Rekomenduojama pradėti pešti nuo 3 mėnesių, kai pradeda eiti tas vaikiškas plaukas. Šičia, sakykime, yra jau įsimatusi ir jis dar stipriai prilipęs, prikibęs, bet kada jau jis lengvai atsiskiria, tada nuo to laiko rekomenduojama pradėti pešti. Pešti reikia gan dažnai, kartą į 2 mėnesius tikrai, kad šunelis būtų panašus į vestuką. Šuo, jeigu nori, kad jisai būtų gražus visą laiką, reikia jam pešti nugarą. Tai nėra taip lengva, kad atrodo, pasiėmiau ir nupešiau. Nupeši vienaip, atauga kreivai. Tai už tai aš pati dabar 2 metus turiu šunį. Tik prieš 2 dienas pasiryžau pati jau pabandyti šį veitą pakeverzoti. Ir ne visai man čia išėjo, žodžiu, reikės taisyti.
Tai nėra taip, nes reikia vienas vietas kirpti, kitas pešti, trečias su mašinėlė, tai daug reikia žinoti, kaip jas paruošti. Kadangi jis yra baltas, tai yra pigmento nebuvimas ir aišku, tokie šunys didžiąją dalimi yra linkę į alergiją. Alergija pasireiškia įvairiai, gali kasytis, gali būti šunelis rudas ir daugeliu atveju tai priklauso nuo genetikos arba nuo maisto. Mes rekomenduojame naudoti kokybišką sausą maistą, super premium klasės ir tiesiog išsirinkti šuneliui tinkamą maistą. Jei nėra labai ėdrus, iš tikrųjų, tai gan sunku pamaitinti vestuką, todėl maistas iš tikrųjų turėtų būti geras. Ir jeigu matom, kad su kailiu viskas tvarkoje, dantys sveiki, šuo linksmas, reiškia, tas maistas tinka ir kaitalioti nerekomenduotina. Bet jeigu kažkas šeimininkas pastebi, kad su šuneliu kažkas ne taip, tai tiesiog pasitarus su veterinarais reikėtų pakeisti maistelį. Iš tikrųjų, vestai reikalauja to fizinio krūvio ir patartina bent jau, sakykime, per parą valandą laiką praleisti būtent lauke, užsiiminint vaikščiant. Greitų tempų valanda, tai čia minimumas iš tikrųjų vestui ir nepavargs nei per kiek, bėgs visada šalia ir tokiu greitų tempų, sakyčiau. Mano supratimu, šitą veislę būtent dėl to yra populiari, kad jie yra labai simpatiški, labai gražus, labai smagus ir draugiški šuneliai. Dėl to, kad jinai yra tokia populiari, atsiranda visokių nemalonių dalykų, kas liečia, sakykime, šunų perpardavinėtojų, neprotingų kergimų, neprotingų gimdymų. Ir visas tas labai kenkia pačiai veislei. Ką daro be dokumenčių šunų platintojai, tai tiesiog skaudu žiūrėti. Todėl mes iš tikrųjų labai kviečiame visus, perkant savo šeimos draugą, gal daugiau vis dėlto atsižvelgti į šuns kokybę. Kilmės dokumentai garantuoja veislės kokybę, kad reiškia, kaip yra kergiami šuneliai su kilmės dokumentais. Mama eina į parodas, gauna įvertinimą. Patinėlis eina į parodas, gauna įvertinimą. Tik tai su gerais įvertinimais šunis gali būti kergiami. Tai jau išeinant iš to galima tikėtis, kad jeigu mama yra graži ir atitinka veislės standartus, tėtis yra gražus ir atitinka veislės standartus, tai reiškia, mes turim visus šansus, kad mūsų šunelis atitiks veislės standartus.